Sveiki. Šiandieną kalbinsime filosofą Nerijų Milerį. Nerijus Mileris gimė 1971 metais Vilniuje. Studijavo filosofiją Vilniaus, Paryžiaus, Niujorko universitetuose, o 2001 metais apgynė disertaciją, pavadintą Kasdienis pasaulis ir savastis. Nerijus Mileris dirba Vilniaus universiteto filosofijos katedroje. Dėsto studentams, rašo mokslinius filosofinius tekstus. Štai kartu su bendrautoriais yra išleidęs tekstų rinkinį Filosofija ir kinas. Taip pat yra pasirodžiusi jo paties monografija Apokalipsė kine – filosofinės prielaidos. Jo moksliniai interesai apima kino teoriją ir filosofiją, kasdienio šiuolaikinio pasaulio teorijas bei urbanistikos filosofinius pagrindus. Šiame pokalbyje Nerijaus Mileriaus teirausimės apie jo pasirinkimą tarp filosofijos ir kino studijų, klausime apie kasdienybės filosofiją, apie kasdienybę ir meną, vizualųjį posūkį, filosofiją ir kiną bei apokalipsės temą kine. Filosofą kalbina Virginijus Gustas. Kviečiu žiūrėti. Tai sveikas, Nerijau, malonu, kad sutikai dalyvaudami pokalbį mūsų, reprezentuodamas atitinkamą filosofinį diskursą Lietuvoje. Ir tradiciškai pirmą klausimą užduodu apie vadinamosius biofaktus, kurie susiję su intelektualinė biografija, jau aišku. Tai kažkuriam vienam interviu, dabar nepamenu kur, minėjai, kad pradėdamas studijuoti, spręsdamas kur studijuoti, rinkaisi tarp dviejų dalykų, tarp filosofijos ir kino studijų. Dvejojai, ilgai rinkaisi, bet kažkodėl pasirinkai filosofiją. Esi dabar ne vieną turintis akademinį titulą filosofas. Tai noriu klausti dabar, kas apsprendė, kad vis dėlto filosofija, o ne kinas? Na, galbūt ir ne taip ilgai aš rinkausi, bet iš tikrųjų buvo toks gyvenimo periodas, kai galvojau, kur ir kas ir kaip. Ir kodėl, bet visada tam tikri sprendimai yra susijęti su tam tikra politinė situacija ar kažkokiais kitais faktoriais. Taigi aš baigiau mokyklą 1989 metais, tai yra Sąjūdžio apogėjaus laikai. Ir iš tikrųjų labai domėjausi kinu ir kurį laiką galvojau stoti į kiną, o kinas tuo metu, tokia rimčiausia institucija, tai buvo Maskva, Vgikas, bet 89 metais dėl politinių priežasčių Maskva manęs kažkaip netraukė. Tai jeigu būtų politinė situacija tuometinė kitokia, tai labai gali būti, kad galbūt būčiau stojęs ir į kiną. Bet kaip tik tuo metu 89 metais Vilniuje atsikūrė filosofijos fakultetas ir kažkaip viskas taip savaime susidėliojo. Visi keliai suėjo filosofija. Tai sakai tokia grynai geopolitinė situacija? Ne, tikrai ne geopolitinė situacija, bet sakyčiau, tas bendras kontekstas buvo vienas iš faktorių, kuris lėmė. Bet tikrai ne vien geopolitinė situacija. Dabar, kodėl aš nenoriu labai plėstis, nes rekonstruodami ypač po 20 metų tos įvykius, mes iš tikrųjų sudedam dažniausiai tam tikrą naratyvą, kuris atitinka šių dienų kažkokias realijas. Tai todėl aš nenoriu labai konceptualizuoti ir sakyti, kaip buvo ar kaip galėjo būti, bet taip, be jokios abejonės, kinas buvo viena tokių esminių mano kažkokių preferencijų, bet filosofijos lytyje man irgi darė didžiulę įtaką tekstų. Tuo metu, beje, jų nebuvo labai daug priimtinų ir prieinamų, ir iš lietuvių autorių atsimenu, irgi Alvydo Šliogerio tekstai tuo metu buvo pradėti spausdinti viešumoje. Vienas iš jų buvo Kristaus misija. Aš kažkada kalbėjau su Alvydu, jis sako, čia mano kažkoks jaunystės tekstas, jis visai nenorėjo apie jį kalbėti, bet man atsimenu padarė jis labai didelį tada įspūdį. Buvo, aišku, daugybė visų kitų tekstų, taip kad tuo metu tai buvo labai intensyvus laikas, ir kuris atvedė prie sprendimo.
Disertacijos tema tavo jau skamba kasdienis pasaulis ir savastis. Kartais šiandieninio tokio žiūrėtum gan akademiškai, labai neproblemiškai galima būtų pasakyti kartais, kai kas pasakytų, arba bent jau neaišku, kur čia filosofinė pati problema lokalizuojasi. Tuo pačiu norėčiau klausti tavęs, kaip priėjai prie tokias temas pačioje disertacijoje ir šalia tuo pačiu norėčiau tavęs klausti, kaip su filosofijos mokytojais, ar šios temos pasirinkime, ar pačiam, reiškia, tokiam jau profesionaliam akademiniam filosofijos studijose, ar turėjo tau įtaką kas nors iš lietuvių filosofų, ar kokių kitų, kurios galėtume vardinti kaip pastumėjusiais, ar kažkaip įtakojusiais tave, arba netgi gal galėtume vadinti mokytojais savo filosofijos kažkokiais pradiniais. Na, kaip pirmas klausimas siejosi su tam tikra situacija, taip antras taip pat savaime suprantama, tai tiesiai klausi, tiesiai galiu ir atsakyti, kad aš kaip tik baigęs studijas užsiminėjau įvairiomis meditacinėmis praktikomis ir man pačiam kilo klausimas, kaip tam tikros meditacinės praktikos yra susijusios su filosofija. Ir kurį laiką atrodė, kad kažkaip visiškai kito pobūdžio veikla. Tai yra intelektualinė veikla, su ta veikla visai nesusijusi. Aš atsimenu netgi, buvau susitikęs ir vieną kino režisierių, jis sakė, kad meditacinė veikla greičiausiai ir su kinu visiškai nėra susijusi, nes neva jo nuomonė meditacinė veikla, jos tikslas yra pasiekti tam tikrą harmoningą sąmonės būvį, o sako, kūryba ne iš harmonijos gimsta, bet iš susipriešinimo ir konflikto su savimi. Taip, kad man pačiam irgi tas klausimas buvo be galo svarbus, bet aišku, aš jį pats savo kėliau visai ne intelektualiniai plotmėje, tai yra tam tikrose paieškose. Ir galų gale po tam tikro laiko aš supratau, kad jeigu tai, kas domina arba kas svarbiausia meditacijose ir kas svarbiausia yra filosofija ir gali susisieti, tai tik per kasdienybę. Tai buvo mano tokių sudėtingų paieškų rezultatas, bet tuo atradimu aš iš tikrųjų be galo tada džiaugiausi. Taigi kasdienybė atėjo į mano dėmesio areną tikrai ne kaip intelektualinė tema arba ne vien kaip intelektualinė tema. O paskui jau, aišku, atėjo laikas žiūrėti kokiu kampu kasdienybę. Aš mokiausi kurį laiką ir Prancūzijoje. Ir atsimenu, klausdavau ar vieno ar kito pažįstamo Paryžiaus profesoriaus, ką dabar galėčiau paskaityti iš šiuolaikinių filosofų Prancūzijos, kas kalba apie kasdienybę. Tai vienas jų buvęs Heideggerio mokinys, garbus profesorius pasakė, ką kasdienybė. Martinas Heideggeris viską pasakė apie kasdienybę, ten nebėra ko kalbėti. Tai mane kažkaip tokie atsakymai, aišku, nuvildavo, bet tam tikrą prasme ir dar įsiutindavo, bet tai pozityviai. Tai yra, aš negalėdavau patikėti, kad iš tikrųjų viskas yra baigta su šita tema, kad negali būti, kad į kažkokį vieną filosofinį klausimą iš tikrųjų kas nors yra davęs kažkokį atsakymą, net jeigu tai būtų Martinas Heideggeris, taip negali būti. Taigi mane tokie atsakymai kaip tik dar labiau užvesdavo. Ir kitas toks paprastas išorinis biografinis faktas, kad tuo metu tai buvo, aš įstojau į pirmą filosofijos doktorantūros laidą Lietuvoje, pirmą turiu omeny tų studentų, kurie ir baigė filosofijos fakultetą. Aišku, tie, kurie buvo baigę kitas specialybės, tų doktorantų buvo visą laiką. Ir tai buvo taipogi eksperimentinis tam tikras metas, buvo svarstama, kiek metų duoti doktorantams ir tais metais, kai aš įstojau, buvo bandoma duoti 5 metus. Dabar, kada aš jau esu radęs savo temas, aš manau, kad 5 metai yra ženkliai per daug, bet tuo metu aš tuo labai džiaugiausi, nes iš tikrųjų tai buvo laikas tokiom kūrybiniam paieškom ir esu patenkintas, kad būtent tada aš gavau tos 5 metus, nes kaip tik tai buvo tas laikas, kada aš susiradau savo pagrindinės temas. Tada kaip tik buvo laikas, kada teorinė prasme man suėjo kinas ir filosofija, nes aš kažkodėl galvojau, kad kinas liks man pomėgiu,
o filosofija tarsi profesija ir pagrindinė darbinė veikla. Bet tada gimė ir tam tikrų kino kursų apmatai, kuriuos aš vėliau pradėjau dėstyti. Taigi būtent tada išsikristalizavo esminės mano interesų slytis. Ir dar potėmė šio klausimą apie mokytojus. Ar čia galima būtų irgi identifikuoti kažkas asmenybės, ar tik tais temas? Ne, šį kartą jau matyt nebuvo taip, kad kas nors vienas mane įtakotų. Greičiausiai ne, greičiausiai tai buvo visai kitos tokius individualius paskatos. Nes aš tyrinėjau ir Liudviką Wittgensteiną, ir Martiną Heideggerį, o paskui ir visus kitus. Ir pirminis mano disertacijos sumanymas tarsi buvo tam tikras Heideggerio ir Wittgensteino palyginimas, o kaip žinome, tiek vienas, tiek kitas vienu ar kitu rakursu analizavo kasdienybės temą. Bet čia tavo klausimas, aišku, yra svarbus ir man ganėtinai palankus pasakyti, kad būtent tuo metu doktorantūros etape aš supratau, kad aš pats nepriklausau jokiom mokyklom. Ir gerąją, tokia pozityviąją prasme aš pavydžiu kolegoms, kurie gali save identifikuoti ar su analitinė filosofija, ar su fenomenologija, ar su kuo nors kitu. Aš aišku, jeigu taip bendrai mokykliškai kažkokiu būdu klasifikuoti savo interesų sritis, tai be jokios abejonės esu lokalizuotas kontinentinėje filosofijoje. Bet aš negaliu tikrai priskirti ir nenoriu savęs priskirti prie jokios konkrečios mokyklos. Nes mano, taip kaip aš konstravau savo dalykus ir dėstamus universitete ir plačiaja prasme interesų sritis, jie visada buvo tokie tarp dalykiniai, tarp disciplininiai ir galima sakyti ir tarp mokykliniai. Tai yra tematinis bendrumas man daugelio svarbesnis už mokyklinį bendrumą. Sekant toliau tavo akademinę veiklą, jau matosi, kad tu iš tikrųjų eini tuo pasirinktų savo tokiu požiūriu tašku, nes, sakykime, skaitai kursą, kuris vadinasi Kasdienė pasaulio filosofija. Ir mano kaip klausiančiojo, čia misija būtų dabar vis tiek, nors tu sakai, kad nori atsiriboti, bet klausiančiojo vis tiek privilegija yra, aš vis tiek tave galiu kažkur įkišti, arba, bent jau mano intencija tokia. Ir šis mano klausimą gali priimti lygiai tokiu pačiu būdu, kad aš vis tiek bandau tempti jau tavo mintį prie kažkokios labiau, prie kažkokios tradicijos arčiau. Ir kai skaitau, reiškia, tavo kursą Kasdienė pasaulio filosofija, man iš karto iškyla jau minėtas mūsų Heideggeris, kuris daug kalbėjo savo filosofiją apie kasdienybę ir pasaulį. Ir visų pirma kalbėjo apie, kad filosofiją reikia atriboti nuo pasaulėžiūros. Ar tu nemanai, kad tokie formuluotė tokioj, nesakau apie turinį, nes aš neklausiau to paties kurso, ar čia nėra užkoduota tokia kasdienybė artima problema, nes mes dažnai sakome, filosofija yra savita pasaulėžiūra. Ne? Tada, reiškia, kasdienė pasaulio filosofija irgi gali atrodyti, čia apie tą savitą pasaulėžiūrą kalbama. Čia tokia slidi riba ir ar jos nėra, o jeigu jį yra, kaip vengi jos arba išvengi? Tai iš tikrųjų yra slidi riba, bet vis dėlto tam profesionaliam lauke yra labai aiškus kriterijai, kurie atskiria filosofiją nuo pasaulėžiūros. Tai nuo pasaulėžiūros. Taip pat mes puikiai žinom, kad yra labai aiški riba tarp tam tikros filosofinės nuostatos ir nuomonės. Ar ne, jeigu jau klausi apie kursą, tai galima tada ir pasinaudoti kokiu nors pedagoginiu pavyzdžiu, štai koks nors, tarkim, studentas ar studentė kokioje nors paskaitoje išreiškia savo nuomonę ir kai ją pradeda kritikuoti, staiga sako, kad čiagi mano nuomonė ir taip toliau. Tai viskas tvarkoja. Manau, kad nuomonės yra tikrai nekritikuotinos, bet jeigu nuomonę nori pateikti kaip filosofinę poziciją, viskas patenki visiškai į kitą lauką, o filosofinės pozicijos yra kritikuotinos. Jeigu žmogus sako, aš mėgstu
pavyzdžiui, balta, o ne mėlyna, tai ką aš galiu pasakyti, čia yra žmogaus nuomonė, preferencija, aš negaliu šito kritikuoti. Bet jeigu žmogus sako, kad mėlyna yra pati gražiausia pasaulyje spalva, tai yra apibendrina, viskas visiškai yra kitas laukas. Taip, kad toje vadinamoje kasdienybės filosofijoje yra be galo aiškus skirtumas. Iš tikrųjų, jeigu kalbėtume konkrečiau, kur yra kasdienybės filosofija, kur yra šiaip pasaulyje žiūrinės nuostatos apie pasaulį. Ir čia galėtume prisiminti Berchardą Waldenfelsą, kuris pasakė, kad filosofinės kalbos apie kasdienybę topus niekuomet su kasdienybė nesutampa. Tai yra, aš kad ir kaip norėdamas būti ir būdamas tokių postklasikinių, postmetafizinių mąstytojų, kad ir kaip atmesdamas metafizinę poziciją, o pagal metafizinę poziciją, neva atsimenam, būdavo taip manoma, kad tam, kad kalbėtum apie kažką, reikia iš to lauko išeiti ir žiūrėti tarsi iš išorės ir taip toliau ir panašiai. Ne, tai yra toks metafizinis dualizmas, bet vis tiek esmė pati išlieka, kad kalbos apie kasdienybę topos, filosofinės kalbos apie kasdienybę topos su kasdienybė nesutampa. Ir tada kyla klausimas, tai ką su ta teorinė kalba galima daryti? Ar ji vis dėlto funkcionuoja ar vien tik kaip teorinė refleksija, ar kaip paskata veikti? Žinome, Karlas Marksas tai būtent taip manė, kad tai yra paskata veikti, bet čia nereikia ir Karlo Markso. Visa tradicija, tarkim, man tikrai labai įdomaus ir svarbaus Guy Debord sako, kad tam tikros nuostatos jos būtent funkcionuoja kaip tam tikri kasdienybės perkeitimo būdai. Tai tas pats Guy Debordas yra ir parašęs labai panašų tekstą apie kasdienybės įsisąmoninimą ir sąmoningą kasdienybės keitimą. Tai ten ta tokia distinkcija, tokia klasikinė tarp teorijos ir praktikos, ji nebeturi prasmės. Jeigu tęsiant šią temą, jau, kaip sakai, iš tikrųjų, kad akademiniam diskursė paprasta pasaulėžiūra ir diskursas apie kasdienybę yra aiškiai labai atsiskiria. Dabar, kaip tu pats manytum, menas čia, kinas, tu ne tik kinui skiri dėmesio, jis ir apie teatrą rašęs, apie kitus dalykus, apie šiaip meninės praktikas. Reiškia, ar jie nepasirodo čia kaip kontrafaktiniai kasdienybės momentai. Mes dažnai meną irgi suprantam kaip išėjimą iš kasdienės tokios būsenos arba iš kasdienės praktikos, tarsi reikia jam kažkokio kitokio, ar genialumo, ar kažkokios nusiteikimo, ar dar kažko. Ir tavo dėmesys kinui, menui apskritai, irgi galbūt čia turi kažkokią sąsają su kasdienybės tema, ar neturi, ar čia kažkaip kitaip ateina šis interesas jau iš kitų pusių į tavo akademinių interesų lauką? Na, norėdami taip kalbai tikslumo suteikti, mes, aišku, galima atsispirti nuo tam tikros teorijos, pasiremti tam tikrais teorinės pavyzdžiais. Taigi mes žinom, kad fenomenologiniai kasdienybės apmąstymo tradicija egzistuoja vadinamojų keturių pasaulių, ar ne, tokia samprata, Šiuco, paskui ir Bergerio, ir Liukmano. Taigi, kas yra tie keturi pasauliai? Kasdienybė, tai yra menas, tai yra religija ir tai yra užkrito man dabar, ar ne? Šitą reikėtų pakartoti. Mokslas. Teorija arba mokslas, aš dažnai teorijos. Taigi, tai yra kasdienybė, menas, religija ir mokslas. Ir Bergeris ir Liukmanas pavadino kasdienybę terpę pasaulių par excellence, tai yra būtent tas pasaulis, į kurį tuomet sugrįžtama tada, kada išeinama į tuos kitus tris pasaulius. Taigi mokslas, religija ir menas egzistuoja kaip tam tikri prasminiai enklavai, kurie yra integruoti į kasdienybę.
Bet tai yra baigtinės prasminės lytis ir tuomet, kada kažkas ar ne, ką nors realizuoja arba veikia kaip mokslininkas ar menininkas, arba, tarkim, vienuolis, tuomet vis tiek neišvengiamai grįžta į tą vadinamąją kasdienybę. Tai man šitas santykis iš tikrųjų buvo be galo svarbus dėl kelių priežasčių, dėl vieno iš jų, tu kaip tik paminėjai. Tai dažnai yra manoma, kad tiek ta pati religija yra vos ne kasdienybės peržengimo tam tikras būdas. Arba menas yra kasdienybės peržengimo būdas, arba menas yra kasdienybės, tarkim, nuskaidrinimo būdas, menas yra būdas suteikti pilkai kasdienybei spalvų, na ir čia galėtume prisiminti daugybę panašių stereotipų, ar ne? Bet mane domina visiškai kitoks santykis tarp kasdienybės ir meno, nes vienas dalykas man yra akivaizdus, kad 19-20 amžiuje būtent kasdienybė tapo vienu stipriausių meno inspiracijos šaltinių. Tik tiek, kad kasdienybė ir menas tarsi eina tokiais skirtingais galbūt vektoriais. Čia man yra režisierius Sergejus Eizenšteinas yra labai palankus, nes jis yra kalbėjęs apie panašius dalykus. Taigi jis sako, kad vaikystėje mes einame nuo tokių paskirų dalykų prie bendrų. Na, tarkim, vaikas mokosi ar ne, neatsitrenkti į stalą, jis gali išmokti savo aplinkoje neatsitrenkti į stalą, bet nueina pas savo kokią auklę ir ten atsitrenkia į stalą. O kodėl? Todėl, kad jis nesusieja šitų dviejų erdvių ir nesupranta, kad stalas ir pas jį namuose, ir pas auklę yra tas pats stalas. Bet ateina tam tikras momentas, kada jis iš tikrųjų jau pradeda sugebėti operuoti tomis bendromis kategorijomis ir tada pradeda jau visiškai ar ne efektyviai suaugusiojo akimis funkcionuoti šitoje kasdienybėje. Taigi mes su jumis visuomet einame nuo tarsi tokių paskirų dalykų prie bendrų. O Eizenšteinas sako, kad kine, ką reikėtų padaryti, tai pirmą vos nedekonstruoti tos bendrus dalykus, surasti vėl tos paskirus elementus, mažus ar ne, bet paskui vėl iš tų mažų komponentų permontuoti tos komponentus ir vėl sukonstruoti tam tikras bendrybės. Tai yra kinas, yra, galima sakyti, kasdienybės dekomponavimas ir perkomponavimas. Kasdienybės sugriovimas, suvaldymas ir permontavimas. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į daugybę meno sričių, tai yra visiškai ta pati taktika. Negaliu pasakyti, kad menas peržengia kasdienybę, nes jis iš tikrųjų semiasi tam tikrų resursų iš kasdienybės, bet aišku ne tam, kad vėl taptų visiškai kasdieniškas. Tai mes puikiai žinome, tarkim, surrealistai visą šitą technologiją vadino kasdienybės sukeistinimu. Tai yra, jie imdavo kasdienybės tam tikrus elementus, tos vadinamosius ready-made daiktus, pagamintus, jau egzistuojančius daiktus, įprastus daiktus, ten, knygas, tušinukus, puodelius ir visą kitą, imdavo, aišku, įprastas kasdienės praktikas ir jas perkomponuodavo taip, kad jos tapdavo meno dalimi. Tai šiuo atveju yra visiškai akivaizdu, kad menas nėra joks totaliai nuo kasdienybės atskirtas prasminis anklavas, o tai yra tam tikra sritis, kuri tą kasdienybę įtakoja ir stipriai keičia. Ir transformuoja netgi to paties Gideboro prasme. Tai dabar išimam iš tų 4 pasaulio tavo minėtų 2, sakykime, štai kasdienybė ir menas, apie kurį mes dabar kalbėjom daugiau. Ir koks yra tarp jų santykis? Lygiavertis, asimetriškas, ar kuris nors vienas svaresnis, konceptualinė prasme, pavyzdžiui, to, kad čia atrodytų? Aš net nenorėčiau taip atskirti ir nenorėčiau kažkaip vieno išskirti, pasakyti, kad vienas svarbesnis, o kitas menkesnis, nes mano manimu tai yra cirkuliacija. Mes, kai kalbam apie tos 4 pasaulius, tai jau pati taip kalba suskaičiuoja, skaitmenizuoja ir
nepaverčia mus mąstyti viską kažkaip stabiliai ir ganėtinai erdviškai, ar ne, va čia yra 4 kažkokios lentynos. Bet iš tikrųjų tai yra tam tikra cirkuliacija. Ir jeigu kalbam apie kasdienybę ir meną, tai ir mano knygoje Apokalipsė kine, ten manau akivaizdu, kad aš kalbu būtent apie cirkuliaciją tokią nuolatinę, kaip tie apokaliptiniai siužetai yra į kasdienybę integruoti ir kokia yra apytaka tarp jų, tai čia aišku tik yra vienas iš pavyzdžių. Bet jeigu kalbant ne apie apokaliptinį kiną, apie meną apskritai, tai matosi visiškai tie patys dėsniai. Todėl kai kam gali atrodyti, kad va štai čia ganėtinai tos skirtingos mano interesas lytis yra, bet jos yra visiškai integruotos, jos visiškai yra susijusios. Nes taip, aš esu, kaip ir sakai, ta prasme, akademinis žmogus, tarsi mokslininkas, humanitarinio mokslo atstovas. Ir kartu kalbantis apie meną, dalyvaujantis tam tikrą prasme meno reiškinių toj cirkuliacijoje, kartu reflektuojantis nuolat santykį šių reiškinių su kasdienybė ir man savaime suprantama yra nesvetimas ir religinės problemos. Aš esu dėstęs ir religinį kursą, bet ir dėl visai kitų priežasčių. Taip, kad visa tai yra viename sukimasi. Mes, kadangi einam jau prie kino daugiau, tai aš tokia irgi įsilinkčiau mūsų pokalbį link to vizualumo ir kino daugiau, akcentuodamas link kino. Pradėsiu nuo tokio labai paprasto klausimo, bet kartais paprasti dalykai gal ir tampa vienas iš svarbiausių. Ir gan banalių apie vadinamą vizualųjį posakį. Jis apie jį kalba, jau daug tų posakių yra įvykę, bet vis tiek. Kaip tu čia matytum tą konceptualinės minties pasireiškimą, tai įvyko tas vizualinis posakis, vyksta jisai, o jeigu įvyko ar vyksta, tai kiek čia svarbu filosofijai? Na, mes žinom, kad, tarkim, pamatiniai metafiziniai terminai, jie slepia savyje vizualumą, ar ne, idėjos, yra ne kas kita kaip vaizdai, tai be jokios abejonės filosofija yra vaizdiška, tik tais klausimas yra būtent apie to vaizdumo sąlygas ir statusą, ar ne, toje pačioje metafizikoje. Bet dabar, jeigu kalbėtume apie tą vadinamąjį vizualinį posūkį, aš tikrai manau, kad jis įvyko, tik tiek, kad mes gyvename labai trumpą laiko tarpą ir mes iš tikrųjų labai dažnai spręsdami apie šiuolaikinius reiškinius klystame, nes šiuo atveju negali suprasti, kokioje toje fazėje posūkio esi, ar iš tikrųjų kiek jis bus radikalus, o galbūt tai bus menkas aplinkėlis, paskui vėl sugrįš viskas į anksčiau dominavusias kažkokias sritis ir temas, bet paprastąja prasme, bet griežtąja prasme, kas tai yra tas vizualinis posūkis? Tai yra situacija, kuomet vizualumas ir vizualiniai, konceptualiniai terminai tampa lingva franca įvairioms sritim nusakyti. Tai yra tam tikra bendra kalba, ar ne? Ir štai kokie nors fizikai kalba apie vizualumą mokslą, esu skaitęs tam tikrus kūrinius ar klausęs pranešimų. Savaime suprantama, menininkai kalba apie vizualumą, kasgi daugiau atrodytų, bet ir filosofai kalba apie vizualumą. Taigi tai yra tam tikra lingva franca. Kas čia šitoje situacijoje yra prarandama, kas lieka anapus tos vizualumo srities, tai yra iš tikrųjų pamatinis klausimas. Ar yra kažkas, kas apskritai lieka? Aš dabar į šitą klausimą iš tikrųjų nenorėčiau duoti jokių greitų atsakymų, nes tai yra tam tikra intriga, kuri mane patį labai domina. Tarkim, vizualumo temoje, kino filosofijos temoje viena pamatinių intrigų yra santykis tarp matoma ir nematoma. Būtent ta riba, kurios tarsi jau negali parodyti, kažkas, ko negali parodyti,
tai bet kokiu atveju figūruoja filosofinėme diskurse ir tą filosofinį diskursą kažkaip, sakytume, sprogdina iš vidaus arba masina, tai yra toks aktualus klausimas. Ir manau taip yra pačiose įvairiausiose srityse. Taigi, kalbant apie vizualinį posūkį, nereikėtų jo absoliutinti, tai nereiškia, kad šita lingua franca gali išreikšti viską, bet tai, kad jie stengiamasi išreikšti viską ir kad ji pati aptinka kažką, kas neva yra neišreiškima, tai be jokios abejonės yra akivaizdu. Nes tą vizualumo aspektą aš irgi kažkaip dar truputėlį iš kitos pusės norėčiau akcentuoti, prisimindamas pačios literatūros istoriją. Jeigu paminė atsirado naujojo romano judėjimas su Robė Grilė, Blanšo, Raimondu Ruseliu romano, tais automatinio romano rašymo, reiškia, intencijos. Ir tas vienas, jų intencija irgi buvo ta vadinama nežmogiško stiliaus atradimas, kur sugriauti metafizinį to pirmojo autoriaus kūrėjo santykį ir panašiai. Pakeisti tarsi santykį teksto skaitytojo ir rašančiojo, visą tą tokią triadą, kuri vyravo pačioj literatūrai. Ir jie irgi iškėlė tą vizualumo klausimą, tas pats Arto savo žiaurumo teatre irgi kėlė kažkaip vizualumo aspektą į pirmą pusę, kur kalbos tarsi atsisakinėjimo literatūros norėjimo. Ir aš dabar nežinau, kaip čia yra su kinu, kaip tu manai, ar kinas čia turi kažkokią svarbę padėtį pačioj minties, filosofijos istorijai. Sakykime, Deliozas, pavyzdžiui, pradeda tą filosofų dėmesį vienareikšmiškai atkreipia ir jau nukreipia netgi į kiną, kuriame tarsi yra tas vizualumas par excellence dalykas. Kinas ir vizualumas atrodo, kartais galėtume atrodyti, kad čia vienas be kito vos nelygybės ženklas, kažkuria prasme, čia konceptualizuotas, čia gal žanriškai aprašytas. Ar kinas nėra tas motyvas, kurį filosofija pradeda savintis, kaip sakai, darydama atsišaukdama į tą situaciją, kuri dabar yra pas mūsų žlandą, kasdienė situacija? Na, jeigu filosofija pradeda savintis kiną, tai be jokios abejonės tai yra blogai. Tai yra kažkas, ko reikėtų vengti. Ir aš esu sudaręs kolektyvinę monografiją Kinas ir filosofija kartu su kolegomis Aulonė Žukauskaitė, Jūratė Baranova, Luku Brašiškiu ir Kristupu Saboliu. Ir ten įvade šitos kolektyvinės monografijos aš sakau dalyką, kuris man pačiam yra labai svarbus. Viename iš savo interviu, komentuodamas savo kino knygas, Deliozas aiškino, kodėl kinas ir filosofija taip ilgai nepastebėjo tarsi vienas kito. Na, ką reiškia ilgai, kinas yra pakankamai jaunas menas, bet vis dėlto, jeigu sakysime, kad visa įvykio eiga yra tokia baisiai sparti, tai aišku, atrodytų, kad filosofai žymiai anksčiau turėjo atsigręžti tarsi į kiną, ar ne? Kodėl taip ilgai tarsi jie laukia, ar tie atsigręžimai buvo tik tokie momentiniai. Tai štai Deliozas sako, kad vienas kito ignoravimas gali būti skirtingų visiškai pobūdžių. Gali būti taip, kad ignoruoji, nes iš esmės neturi nieko bendro, ar ne, su kuo nors. Bet gali ignoruoti kitą ir sėdėdama šalia to kito šalia. Ar ne, štai kas nors va čia va sėdi ir nematau aš, ar ne, šito žmogaus, kuris va čia va sėdi, o jis žiūri į tave ir aš žiūriu tarsi į tave, ar ne. Ir mes žiūrime vieną kryptim, bet galbūt net nelabai suprantam, kad žiūrim, arba matom kažką periferinių ten žvilgsnių, bet nelabai ten kreipiam dėmesio. Tai štai jo manymu kinas ir filosofija yra būtent tokia vienas šalia kito sėdintis, bet tai reiškia nesusiliejantis, nes jie turi savo žvilgsnį, bet kartu visgi žiūrintis į tą pačią pusę, ar ne? Taigi tokia labai specifinė bendrystės forma ir ėjimo greta forma.
Ir aš nemanau, kad čia yra metafora, tiksliau būtent manau, kad tai yra visiškai ne metafora, todėl kad man pačiam kinas yra kaip filosofui tarsi. Kinas yra labai parankus filosofinius klausimus kelti, o filosofija yra paranki svarstyti, kas yra kinas. Taip kad tas persipinimas ne vien vizualumo srityje, bet pačiuose įvairiausiose srityse, kurios domina, tarkim, kiną ir filosofiją, man yra visiškai akivaizdus ir aš čia nematau kažkokios didelės problemos. Aš nemanau, kad, kaip jau sakiau, filosofija savinasi kiną, ar kinas kažkokiu būdu nužemina filosofiją, ar ne. Aišku, visuomet reikia laikyti tam tikrą budrumą, nes sėdėjimas šalia ir svarstymas apie tuos pačius dalykus visgi yra tokia specifinė komunikacijos forma. Vienas ir kitas, tiek filosofija, tiek kinas dažnai labai bando vienas kitą tarsi uzurpuoti, kažkaip pradėti kalbėti kito kalbą, bet jau dabar visiškai yra akivaizdu, kad galima to išvengti. Pratęsdamas tavo nužymėtą dabar kryptį tokia apie buvimą šalia ir komunikaciją, noriu pasiremti tos pačios monografijos įvadinių straipsnių tavo, kur tu rašai jame. Taip, iš atminties pacituosiu, kad Godaro filmai padeda atidaryti vartus į filosofiją. Čia jau mes aiškiai matom tą komunikacijos motyvą atsirandantį tavo mintyje. Tai dabar aš jau tarsi mes žengiam tą žingsnį, aš priimu, sakykime, kad taip yra, kaip sakai. Tada klausiu šitoje vietoje, jeigu Godaro filmai padeda man atverti, suprasti šalia sėdinčią filosofiją, tai ką kinas arba Godaras mums parodo apie filosofiją? Tokio, ką filosofija galbūt negalėtų be šalia sėdinčio kino mums parodyti, arba kažkaip naujo, nežinau, naujo, čia tinka ta savoka, čia kažkaip kitokio galbūt, ar tokio pačio, bet iš kitos pusės, net nežinau kaip. Na, čia būtų tikrai ilga kalba, ypač kalbant apie Žaną Liuką Godarą. Aš toje monografijoje pateikiau pavyzdį, kaip paminė iš Hitchcocko kino, ar ne, kur neva komentuodamas vieną iš Hitchcocko filmų, jis labai staiga nuo stambių planų serijos herojaus perėjo prie Platono ir pasakė, kad čia vos ne, ar ne, Platono grožio idėjos tokia eksplikacija. Ir aš ten ir rašau, kad matyti ir daugeliu kino profesionalų tai yra tokia totaliai perteklinė pastaba, nes jie neskaitė Platono ir jiem gal nereikia visiškai ir yra toks visiškai nereikalingas kažkoks elementas. Bet mums, filosofams, iš karto visai kitų tada aspektų atsiveria, ar ne, šitas fragmentas Hitchcocko filmo, kada mes pasitikime Godaru ir sakoma, taip, nes iš tikrųjų čia galima, ar ne, svarstyti ir galima savaime suprantama nesakyti, kad Hitchcockas čia intencionaliai norėjo iliustruoti Platoną, bet Platonas atsiranda kaip tam tikras, sakytume, taip, papildomas žaidėjas šitam žaidime ir tada tos įvairios prasmės labai multiplikuojasi, jų pasidaro labai daug, bet daug tokia pozityviai kažkokia prasme. Yra daugybė įvairiausių filmų ir nebūtinai iš tikrųjų kino ir filosofijos susitikimas galiausiai matosi tokiuose filmuose, kurie yra kabutėse filosofiški. Dažniausiai visiškai priešingai. Bet iš filmų, kuriuose filosofija yra tiesiogiai vaizduojama, tai mano manymu pats giliausias filmas yra Dereko Džarmino Wittgensteinas, bet kodėl taip yra, tikrai ne dėl turinio. Tai yra dėl tam tikros pasirinktos formos. Filmas yra suskaidytas į tam tikrus fragmentus, kurie yra filmuojami tam tikram juodam fone,
personažas Wittgensteinas ar Russellas ar kiti išeina iš to juodo fono į šviesą. Ir iš tikrųjų, mano manimo, tai yra ne kas kita, kaip pakartojimas loginio filosofinio traktato struktūros. Mes visi filosofai žinom, kaip rodo Wittgensteino garsusis kūrinys, loginis filosofinis traktatas. Tai yra, jis yra surašytas punktais. 1, 1, 1, 1, 2 ir taip toliau ir panašiai. Ne? Taigi kinas ten imituoja šitame filme šitą loginį filosofinį traktatą. O atsimename, koks buvo Wittgensteino tikslas. Wittgensteinas bandė sukurti tam tikrą universalią kalbą, vėlgi savotišką lingua franca, kuria galima būtų nusakyti totaliai viską. Bet jis manė, kad tokia universali kalba gali būti tik tais mokslinė kalba, tai yra kalba apie faktus. O visa kita, kaip žinoma, sakoma jo garsioje tezėje, tai kas negali būti pasakyta, ar ne, apie tai reikia iš viso tylėti. Tai yra mistika, menas, etika, ar ne. Taigi čia yra tikrai labai toks produktyvus filosofijos ir kino susiejimas, nes kino filosofiškumas, jeigu galima būtų tai pasakyti, matosi ne tezėse, ne žodyje, bet pačioje kadro kompozicijoje. Tai čia yra tikrai labai retas atvejis. Dažniausiai autoriai, kurie bando kažką pastatyti apie filosofiją kine, jie remiasi, mano manimu, tokia klaidinga prielaida, kad filosofija yra savo, kinas yra savo, o tada štai mes spręsime problemą, kaip tą filosofiją išversti į vaizdų kalbą. Na, o kaip tai yra daroma, randant tam tikrus vizualinius kažkokius raktus, įžeminant, sukasdieninant mąstytoją. Na, tarkim, von Trotha filmas apie Hannah Arendt. Ten filosofija yra žodyje, filosofijos vaizde nėra. Tai yra tik tais žodinė tokia filosofija. Kinas atlieka tokia, kaip sakyti, parodymą, tik nuo įrankio vietoje turi. Būtent pradinės pasirinktos kino sąlygos, jos nužemina tam tikrą prasme, sumenkina ir tą patį kiną, nes jis prisiima tik tais tam tikrą populiarinimo funkciją, ar ne? Išverti į vaizdų kalbą ir tam tikrą prasme populiarinimo. Tai kai aš skaičiau von Trotha interviu, tai jie irgi džiaugiasi, jis sako, va, kiek žmonių dabar pasižiūrės filmą apie Hannah Arendt, tai ta prasme, jie žinos, kad buvo tokia mąstytoja, kad buvo tokia problema. Bet pačiame pasirinkime pradinėme glūdi konceptualinė klaida. Tai yra sakyti, kad va štai kinas yra vaizdas, o filosofija yra žodis ir mes dabar spręsime šitą klausimą, kaip konvertuoti žodį į vaizdą. Ir ką, tada neva filosofai, kaip neva žodžio profesionalai, jie žiūri, ar ne, ir jie žiūri, kaip adekvačiai tai yra vaizduojama. Atkreipė dėmesio, ar ne, kad dažniausiai žmonės sprendžia šitą problemą. Beje, ne tik filosofijoje, bet įvairiausiuose moksluose. Kaip realistiškai pavaizduota, kaip iš tikrųjų sakė, ar neatsirado papildomos prasmės. Betgi hebra, čia yra visai kitas klausimas, toks šalutinis. Jis tada neišsiveržia iš kino kaip iliustracijos funkcijos visiškai. Kaip teisingai pavaizduota. Bet čia mes grįžtame su tokiu, ar negrįžtame su tokiu klausimu, jau tokiu labai subtiliu aplinkiniu ratu į kasdienybės temą, nes mes pradedame, reiškia, tokį iš pradžių tarsi teorinę poziciją gindami, kad neteisingai nuomonės pagrindų ginti. Mano nuomonė buvo neteisingai pavaizduota Hannah Arendt. Žinai, jau reiškia, mes atsitraukėme iš filosofinės pozicijos, nesgi pagaliau, kad jinai taip sakė, čia diskutuotinas klausimas, kai mes konceptualiai diskutuojam, įvairios interpretacijos gali būti, bet kai jau kine sprendžiam kitam diskursui, mums atrodo, kad jie gali būti neteisingai pasakyta. Tarsi aš žinau, kaip yra teisingai pasakyti.
Na, tai galėtų būti vienas aspektas, bet aišku, čia yra daug daugiau įvairiausių aspektų, nes tie, kas ieško tos teisingos interpretacijos, dažnai remiasi ne vien nuomonėmis, o savo nuostatomis kažkokiamis arba mokslinėmis netgi žiniomis įvairiausiamis, ar ne. Pačio aukščiausio lygio ekspertai, tai jie puikiai žino, tarkim, Hanos Arendt tekstus, tai svarsto, ar tokiame kontekste tikrai galėjo būti pasakyta, tai, o jeigu galėjo būti pasakyta, tai ar nuskambėjo būtent taip, kaip neva ji sakė ir ką ji turėjo omeny, nes perkeli į kitą vaizdo kontekstą ir tada kartais pasikeičia tam tikrą prasme, ar ne? Bet man šiuo atveju svarbesnis kiek kitas dalykas. Na, pažiūrėkim, jeigu štai Hanos Arendt filmo, von Trotha filmo apie Haną Arendt atveju iš viso nėra konceptualizuojama kino kalbos problematika pati, nes neva ji yra priimama kaip tam tikras status quo, kurio pagalba ir kaip įrankių reikia perteikti tam tikras filosofinės nuostatas. Tai tarkim, Germano Wittgensteino situacija yra visai kita, nes štai mes kalbėjom, jog loginis filosofinis traktatas yra iš fragmentų sudarytas, ar ne, iš tam tikrų tezių. Bet būtent panašiai galima sakyti ir apie kiną, kad kinas yra tam tikra dirbtinė kalba. Būtent tam tikra, taip, tai yra būtent tam tikra dirbtinė kalba. Ir jeigu norėtume tą dirbtinumą, mes galėtume išrašinėti, kad mums neužtektų visos dienos, ar ne? Ta prasme, kaip vienas tam tikras įvykis rekonstruojamas. Taigi mes žinome, kad tik tais nedidelė kino dalis atrodo kaip toks visiškai spontaniškas kažkoks įvykis. Bet tai yra milžiniška industrija, ar ne, milžiniškas fabrikas, kur vienas paprastas elementas, tam, kad būtų rekonstruotas vienas paprastas kabutėse kasdienybės elementas, dirba milžiniška komanda žmonių, operatoriai, ar ne, garsistai, dailininkai ir taip toliau, montažo meistrai, aktoriai. Tai yra milžiniška mašina. Ir įdomu iš tikrųjų tada žiūrėti, kaip va ta kabutėse dirbtina kino kalba, kaip jis sąveikauja su Wittgensteino pastanga sukurti dirbtinę universalią kalbą, kuria gali būti perteikiama viskas. Tai reiškia, tuomet Wittgensteino ir šito filmo pagrindu gali klausti, aha, tai ar įmanoma tada taip sukurti tokią kalbą, tarkim vizualinę, lingva franca, ar čia būtų filmas ar kinas nesvarbu, kurie perteiktų viską vienareikšmiškai. Čiagi Wittgensteino ankstyvojo problematika, ar ne? Ką kinas irgi dažnai bandydavo daryti, ar ne? Ar įmanoma parodyti taip, kad Nelijus Virgis ir visi kolegos sakytų taip, va štai šitame aspekte, šitame fragmente matosi, kad jis jos nekenčia, arba atvirkščiai. Ar įmanoma, ar ne? Toks totaliai vienaprasmis kažkoks suvokimas. Ir viskas, visi taip supras. Taip, visi supras, kas pažiūrės. Taip. Visi. Tai čia yra labai tikrai įdomus toks filmas, aš nesu Dereko Germano gerbėjas, bet šitas filmas iš tikrųjų yra vienas iš tokių sėkmingiausių, nes jis parodo, kaip filosofija, galima sakyti, yra kinematografiška, ar kaip kinas slepia tam tikras filosofinės temas, jau net nekalbant apie profesionaliąją filosofiją, ar ne? Tos filosofinės temos jau yra kine ir daugeliu nereikia tos profesionaliosios filosofijos, kad tas temas kažkaip eksponuoti ir išlukštenti. Bet be jokios abejonės aš čia pasiėmiau tik vieną pavyzdį, kad mūsų kalba įgautų konkretumą, gali būti daugiau pavyzdžių. Aš tik sakiau, kad kino ir filosofijos susitikimas labai retai vyksta tada, kada tiesiogiai kine vaizduojama filosofija, tai štai čia yra vienas iš nedaugelio tokių pavyzdžių.
Ir pats minėjai, kad viename interviu taip pat, kad filosofas įžengęs į kino zoną, šiaip pakartosiu, ką jau ir sakei, turi atmesti bet kokias išankstinės schemas, leisti kinui kalbėti savo kalbą. Kinas nėra jokia filosofinė, psichologinė, negalim užmesti kažkokias schemas, kad jis pats gali inicijuoti įžvalgas, išprovokuoti ginčus dėl reiškinio ir panašiai. Kaip manytum, naujausias tavo knygos Apokalipsė kine filosofinės prielaidos pačiam net pavadinime neglūdi tokia lengva subordinacija, kad vis dėlto filosofija čia pagrindinis dalykas, nes tarsi atrodo, kad tavo paieška, kurią tu duodi kaip pažadą pavadinime, ieškosi filosofinių prielaidų. Iškart, žinai, įtarus gali sakyti, ne, čia vis tiek filosofas kino naudos įrankio. Gerai, ne tokio įrankio, kaip mes aptarėm Arent atveju, arba dar kokio kito, bet vis tiek. Ar santykis išliko lygiavertiškas, tau pačiam atrodo, tavo knygoje, ar vis dėlto į vieną pusę asimetriškas nulinis? Na, aišku, tas siekis bendrumo filosofijos ir kino, tai yra siekis, bet aš tikrai neapsimetu, kad aš esu kino profesionalas praktikos prasme, tai yra žmogus, kuris filmuoja ar montuoja ar dar ką nors daro. Ir be jokios abejonės filosofijos tapatybės aš visiškai nesiruošiu įsižadėti, o kam man to reikia, ta prasme, aš būtent kaip filosofas esu kine. Bet vėlgi į tavo tą klausimą galima atsakyti, tokia mūsų aptarta jau ta vaizdinė metafora, sėdėjimo greta ir žiūrėjimo į tą patį dalyką, ar ne? Tai yra šiuo atveju man apokalipsė yra tam tikras elementas, o tas trečias elementas, į kurį filosofija ir kinas žiūri, nes savaime suprantama, ne filosofija išrado apokaliptinę problematiką ir ne kinas išrado apokaliptinę problematiką, ar ne? Ir man tada buvo tikrai svarbu tarp daugybės apokalipsės prasmių įskirti filosofinės. Taigi aš mačiau būtent tą pavojų, kurį tu paminėjai, manyti, kad filosofinės prielaidos neva reiškia filosofiniai pagrindai. Pamatai, pagrindai. Metafizika čia jau škalnų atrodo, viskas prasideda. Taip, bet vis dėlto man buvo pavadinime labai svarbu nužymėti, kad tai yra vis tiek filosofo veiklas. Tai nėra religijotininko veikalas, nes apokalipsė kine religijotininko veikalas, ar negalėtų būti laisvai. Visai kita pusė. Taip, bet būtent visai kita pusė. Tai galėtų būti kino istoriko ar kito teoretiko veikalas. Vėlgi šiek tiek į kitą pusę, daugybė ten elementų jam būtų nereikalingi, ar ne? Bet tai yra būtent filosofo veikalas. Tai šiuo atveju filosofinės prielaidos reiškia tik tai, kad aš kaip žmogus dirbantis filosofijos srityje iš visos tos milžiniškos kinematografinės apokalipsės problematikos išskiriu ir akcentuoju filosofinės prasmes. Tai tiek. Nes tęsiant klausimą, aš ir skaitant tavo knygą, taip ir susidaro, kad būtent apokalipsė kine tarsi tampa toks konceptualinis tavo paties nukaltas kardas, kurioje tu gali jau rėžti vienu, kaip taip aš nustebęs, nes galėčiau būti 2.12, pavyzdžiui, vadinamą apokalipsės paradigminį Manheteno griuvimai ir Tarkovskio sceną, kur tu aprašai tokią, vadinamą tuščią apokalipsės sceną, gal bijau suklysti iš nostalgijos, atrodo. Tai ir štaiga mano toks pats nustebimas didžiausias, kad jie kažkuria prasme gali stovėti greta. Ir aš tą klausiu, kokiu pagrindu greta, būtent to konceptualinio, nukalto tavo paties įrankio, kaip sakytų, koncepto dėliozės mūsų, tokio gero apokalipsės kine. Tada ir žanrai, tau ką tu pabrėži, nesvarbus ir visa kita, ir tada tik tai viena problematika. Aišku, jinai vėl nelygiavertiškai, čia aš nesakau, kad čia tas pats, aišku, tai parodai, koks ten skirtumas yra, bet čia šis dalykas ir man rodo, kad čia yra filosofo požiūris. Reži kiną
savo nukaltų konceptualinių įrankių. Na taip, bet tos pavyzdžius, kur tu paminėjai, jie yra tiesiogiai apokaliptiniai pavyzdžiai. Na, 2012 tai suprantama kodėl, ar ne, ten yra visiškai toks standartinis apokaliptinis Hollywoodas, o štai tas epizodas Tarkovskio, galbūt čia vertėtų jį vardinti, taigi yra toks epizodas Tarkovskio nostalgijoje, kur vaikas mažas bėga grindiniu, nulipa laiptais, prieina prie tulėklų, pažiūri į tokį peizažą ir sako, tėvelė, ar čia ir yra pasaulio pabaiga. Na, tas specifinis kontekstas filmo yra tas, kad tas tėvelis Domeniko, jis buvo uždaręs kelis metus visą savo šeimą ir tai reiškia, tas mažas vaikas, jis niekada nieko panašaus nematė. Uždaręs savo šeimą, todėl, kad laukė pasaulio pabaigos, tai yra Domeniko norėjo išgelbėti savo šeimą, tokiu būdu tarsi ją izoliuodamas nuo išorinio pasaulio, tam, kad adekvačiai sulaukti tos pasaulio pabaigos. Tai čia irgi yra pasaulio pabaiga, ten yra pasaulio pabaiga, bet ir čia yra pasaulio pabaiga, nes tiesiogiai įvardinam, ar ne, vaikas klausė, tėvelė, ar čia yra pasaulio pabaiga. Bet tarp šitų dalykų dviejų, filmo 2012 ir šito epizodo, yra milžiniškas skirtumas. Ir čia man kaip tik tas milžiniškas skirtumas ir yra tam tikra paskata mąstyti. Paskata, kurie iš tikrųjų yra varomasis visos mano šitos knygos motyvas. Taigi yra tam tikri standartiniai apokalipsės vaizdiniai, tai yra hollywoodiniai. Ir tai iš tikrųjų yra klišės, dabar nenorėčiau labai plėstis, bet lengva parodyti, kaip vieni ir tie patys vaizdiniai, jie pereina iš vieno filmo į kitą. Aš knygoje dar kitą savoką įsivedu didžiųjų įvykių. Tai yra Hollywoodas, yra didžiųjų įvykių kinas, bet be jokios abejonės tie didieji įvykiai yra labai tampriai susiję su kasdieniais mažaisiais įvykiais. Taigi Hollywoodas yra tam tikras tokių didžiųjų įvykių, kurie yra perteikiami spec-efektais ir mažųjų kasdienių įvykių jungtis. Ar ne? Ir visos šitos temos neįtikėtinų būdų tarsi pabyra ir dekonstruojasi ne hollywoodiniam kine. Tai yra, paimkime Tarkovskį, kuriam apokaliptinė problematika, jis pats tai tiesiogiai sako, viena esmingiausių yra. Arba paimkime Belatarą, kuris sako, kad pasaulis galbūt būtent taip išnyks, bet be jokio didžiojo apokalipsės šou, tai yra be didžiųjų tų vadinamų įvykių. Arba paimkime Zviagintsevo Jeleną, kur iš tikrųjų daugybė žmonių nemato jokios apokalipsės. Yra vienas mažytis vienos iš personažių, ten toks monologas apie pasaulio pabaigą. Bet kai pats Zviagintsevas visą tai paaiškina, tai buvo būtent filmas apie apokalipsę. Jis buvo sumanytas būtent filmas kaip apokalipsė. Ir kaip aš savo knygoje rašau, šitame netgi filme buvo vienas toks tarsi atsitiktinis, bet man labai svarbus epizodas, kuris galiausiai į tą filmą neįėjo. Tai yra vienas iš personažų, kurio galutinėje Jelenos versijoje net neliko, klausosi Žižeko interviu, kuris kalba apie tai, kodėl lengviau įsivaizduoti pasaulio, ne kapitalizmo pabaigą. Tai yra tai, ką aš pradėjau kalbėti. Bet kai žiūrime galutinę Jelenos versiją, rodo tos apokalipsės visiškai nematyti. Taigi yra šitoje apokalipsės tematikoje yra milžiniškos žirklės tarp standartinės hollywoodinės apokalipsės sudarytos iš mums puikiai atpažįstamų vizualinių klišių ir tokių filmų, kurie yra patys autoriai tai tiesiogiai vadina apokaliptiniai, bet kur vizualumo srityje tos apokalipsės atrodo nėra nekvapo. Taigi man pačiam būtent tos žirklės iš tikrųjų kaip teoretikui, filosofui buvo milžiniškas inspiracijos šaltinis manyti, kaip tai apskritai yra įmanoma. Taigi savo šitos knygos Apokalipsė kine
įvade aš ir bandžiau šiek tiek konceptualizuoti šitas žirkles. Kaip taip įmanoma, kad tarsi atrodytų vienoje temoje, apokalipsės kine temoje, gyvena totaliai skirtingi ir atrodytų visiškai nebendramačiai kūriniai. Ar galėčiau taip atsitikslinti šioje vietoje, ar taip teisingai suprantu? Ar galėčiau taip tartum, kai sakyčiau, kad iš tikrųjų, reiškia, apokalipsė pati kaip tokia kine šiuo atveju nėra konceptualinė problema, tarsi savame aišku, kaip sakai, ir tuose filmuose autoriniuose, ir tiražuojamuose, bet būtent teoretiko arba filosofo čia ir misija atsiranda, kad būtent apmastyti tai, kas nėra savaime aišku šiame kine, tai yra to, kaip sakys, žirklės, tai reiškia, kaip tai vyksta, kaip atsiranda šis apokalipsės tema, kuri tarsi atrodo bendra tokiams skirtingams filmams. Toks atverstas. Mums pirmas mintis, aš jau sakau, kodėl dar kartą tikslinuosi, klausiu, atrodo, kad štai yra teorinis konceptas ir su juo supjaustysim dabar. Ir sudėsim tos filmus šalia. Ir tada aiškiai gali sakyti, štai filosofija pritraukia kiną savo reikmėm ir jinai eksploatuoja į santykis, reiškia, filosofijos pusėje. Aš taip. Bet dabar, jeigu priimti taip, kaip tu sakai, kad vis dėlto apokalipsė čia netgi nėra kažkokia esminė teorinė problema, o esminė teorinė problema būtent konceptualizuoti tai, ko nesimato, reiškia, tuos skirtumus, kaip jie konstruojami, tada visai kas kita. Tada čia, reiškia, tas teorinis postulatas apokalipsė, kad jis išplaukia iš paties kino, netgi ne iš filosofo kažkaip atrodo. Koks atverstas santykis su apokalipsės. Tai visiškai teisingai. Aš bent jau ir stengiausi elgtis ir rašyti taip, kad tai išplauktų iš paties kino. Tai yra pats kinas pateikė visą medžiagą, nes aš to vadinamojo, kaip tu jį įvardinai, koncepto apokalipsės tikrai nebandžiau primesti totaliai ne apokaliptiniams filmams. Nors jau po šitos knygos pasirodymo kai kurie mano kolegos, kurie jau skaitė, sakė, va keista, pavyzdžiui, kodėl tu į šitą knygą įtraukei Jeleną. Tai aš sakau, atsiprašau, tai vagi pats Zviagincevas aš taip daro. Aš tikrai ne kiekvieną kartą klausau, ką sako autorius, nes autorius turi tam tikrą vieną poziciją, jis interpretuoja savo kūrinį tam tikrame prasminėme lauke ir aš pats asmeniškai dažniausiai iš to autoriaus primesto prasminio lauko išeinu. Bet šitoje vietoje tai yra totaliai akivaizdu. Tai buvo kinas kurtas, kaip Zviagincevas aiškina, bendrame kelių apokalipsės filmų tokiam projekte, tik tiek, kad kiti autoriai nepadarė, o jis padarė. Tai tada klausimas, o kodėl būtent toks filmas apie atrodytų buitinę kažkokią žmogžudystę, kodėl tai yra apokalipsė, ar ne? Ir va štai pradeda tada siūlas vyniotis. Klausdamas, kodėl tai filmas yra apie apokalipsę, tu pradedi matyti, kaip ima vertis pačios kažkokios skirtingiausios to paties, taip vadinamojo apokalipsės koncepto prasmės. Tai reiškia, ne apokalipsės konceptas eina tarsi pirma, taip sukonstruotas tam tikrų teologų ar filosofų pagalba. O yra tam tikri kinematografiniai reiškiniai, bet tam, kad aš suprasčiau, kodėl čia yra apokalipsė, man reikia filosofijos. Taip, nes savaime tai irgi, aš jau tarsi suponavau, kad savaime aišku, kad apokalipsė, tai irgi nėra savaime aišku. Paklaustumėm žiūrovų, žiūrinčių 2.12, ar čia apokalipsėje ką kitą, tu pats rašai savo knygai, kad jiems kiti dalykai siūlomi iš šio apokalipsės tema, tai irgi toks dar kitas sluoksnis. Aha, čia man toks irgi toks kažkoks, kai klausiau tavęs, toks naujas supratimas paties, reiškia, tos tavo užmačios ir knygos sąrangos atėjo, nes visą laiką, sakau, yra toksai įtarus manimas, kad vis dėlto filosofija priekį, bet šioje vietoje, taip kaip tu iškalbėjai, man pasirodė visiškai kitaip, kad vis dėlto tas atidumas kinui jis yra daug didesnis negu filosofiniam teoriniams teiginiams. Yra, kalbant apie tą patį Zviagincevą, ten ir knygoje tokia iliustracija iš kino filmo, tai yra bandantis atsistoti kūdikis, iliustracijoje jis dar guli. Ir, taip, ir
Tai man viena tokių svarbiausių knygų, nes kūdikio bandymą atsisėsti ir atsistoti mes visuomet priimame kaip vieną tokių nuostabiausių dalykų. Kūdikis pirmą kartą, tarkim, stojasi, pirmą sėda, ten stojasi, tai yra gyvenimo veržlumo metafora, atsistoti ant kojų, tvirtai stovėti ant kojų, tai apskritai yra gyvenimo metafora tam tikra. O ten šito filmo kontekste tai yra toks siaubingas visiškai epizodas, grubiai tariant, kai tarsi tėvai yra alkoholikai, bet ne dėl to, o dėl visai kito tokio specifinio konteksto šitas veiksmas yra totaliai makabriškas. Ir aš tą makabriškumą bandžiau perteikti. Tai yra bandantis atsistoti kūdikis, ten yra ne kažkokios šviesios ateities pažadas, bet tam tikro tamsumo multiplikacija. Tai yra iš tikrųjų šitoje vietoje supranti, kad niekasgi naujo, nieko naujo tarsi nesiras ir viskas bus taip, kaip buvo. O kas buvo, prieš tai buvo pavaizduota. Tai yra tokia totalinė kažkokia tamsa, ar ne? Tai aš be jokios abejonės nesu apokaliptikas, aš nekalbu apie jokias mirties kultūras ir man šitie visi terminai yra svetimi, bet man grinai kinematografinėje plotmėje ten buvo be galo svarbu pamatyti, kaip Zviagincevas visiškai perkeitė vieno tokių gražiausių neva vizualinių simbolių prasme, bandantis atsistoti kūdikis. Tai reiškia, šiuo atveju apokaliptiškumas yra integruotas į tam tikrus elementus, kuriuos mes kaip tik įprastai traktuojame kaip gyvenimo veržlumo simbolį. Bet tam, kad galėtum tai parodyti ir atskleisti, būtent kaip aš jau minėjau, jau reikalingas tam tikras filosofinis darbas. Šioje nenutolant nuo šios temos mes kažkaip ją išplėtojom. Aš rašiais knygos savo, kad tarp Tarkovskio ir 212 milžiniškas praraja. Šiandien sakai, ar galėtum čia kokį tai dėti keletą akcentų, kokį nors, kad mes galėtum tolesniam tarsi judėjimui, kur ten prasideda tie svarbiausi, pavyzdžiui, skirtumai, kaip manai konstruojasi apokalipsė. Aišku, mes čia visko neišsemsim, reikėtų matyti knygą tavo perskaityti, bet keletą akcentų, kaip manai, kur čia galima būtų juos sudėti, skirtumo to. Mes pradedam konceptualizuoti, sakykime, tai, ką mums kinas duoda apokalipsės temoje. Na, tai galima paminėti, būtent nesiplečiant, bent du, kurie yra jau šiek tiek paminėti mūsų pokalbėje. Tai vienas tie vadinamieji didieji įvykiai ir jų vizualinė ekspresija. Tai reiškia, kad standartinis holivudinis kinas, jis būtent investuoja į didžiuosius įvykius, kurie yra perteikiami spec-efektais. Ir tuomet tie didieji įvykiai labai specifiniu būdu yra sukabinami su mažaisiais, ką aš ir rašau savo knygoje. Tai yra labai dažnai personažai ir herojai įvedami per kasdienybę, per mažuosius įvykius, tada tarsi kažkokie išoriniai didieji įvykiai sugriauna mažųjų įvykių, tai yra kasdienybės tvarka ir tuomet vyksta kova už kasdienybės, tai yra mažųjų įvykių terpės atstatymą. Ar ne? Ir ta kova, kaip aš rašau, ten remdamasis ir Nyčės konceptais, tampa monumentali. Ar ne? Tai štai tam ne holivudiniam kine, ar jį pavadintume autoliniu, ar arthouse kinu, ar dar kokiu nors kitų analogiškų terminų, yra visiškai kitos išankstinės tarsi sąlygos, nes apokaliptiškumo ieškoma ne išoriniuose didžiosiuose įvykiuose, kurie neva įsiveržia į mažųjų įvykių erdvę, bet tas apokaliptiškumas jau yra mažuosiuose įvykiuose arba jis iš viso yra neįvykiškas. Čia gal ne filosofui tai neatrodo knygoje labai svarbu, bet man pačiam labai buvo svarbus šitas santykis tarp įvykiškumo ir neįvykiškumo, kurį aš ten žymiuosi ir
nurodydamas į tam tikrus filosofijos autorius, konkrečiai Stanley Cavellą. Tai štai Zviagincevo arba Belataro apokaliptiškumas yra neįvykiškas visiškai. Ir kai tas apokaliptiškumas nėra išorinis, kai jis jau yra mažosiuose įvykiuose, tada neįmanoma jokia kova ar ne, su kažkokiamis išorinėmis grėsmėmis, nėra jokios išorinės katastrofos, tada ta pati kova praranda bet kokį monumentalumą ir mes tai matome Belataro filme Tulino arklys. Aišku, ten yra kova, bet kova už buitį, ar ne, bet tam tikrą prasme, va, tai ta kova už buitį, jie yra ne kas kita, kaip toks lėtas nykimas, ką ir sako Belataras, ar ne, va štai galbūt įvyks taip, kad mes sunyksime be jokio televizinio šou, tai reiškia be jokio didžiojo įvykio, ar ne? Ta pati turi omeny ir Zviagincevas. Įdomus autorius šiam kontekste yra mano aprašytasis Michaelis Haneke, kuris labai sąmoningai dekonstruoja apokaliptinį holivudinį kiną savo kine, perleidamas prie to jau ne holivudinio, tarkim, arthausinio. Tai ten labai gerai matosi, kaip iš didžiųjų įvykių plotmės pereinama į mažųjų įvykių tą plotmę, arba net į tai, kas neįvykiška. Ir tuomet, ką tuomet? Tuomet atrodytų, ta apokalipsė tampa dar kažkokia fundamentalesnė, nes nėra tam tikro būdo ar įrankio įveikti. Bet čia yra vienas iš esminių skirtumų, kitas, kurį aš knygoje irgi akcentavau, tai yra tam tikras, atsiprašau, kitas skirtumas yra tam tikras revoliucinis potencialas. Tai yra autorinio arba arthausinio apokalipsės kino tikslas yra negąsdinti žmonės, bet kaip tik stimuliuoti ir skatinti jų refleksiją. O kartais netgi skatinti konkrečius revoliucinius veiksmus, kaip mano aprašytojo Peterio Watkinso atveju. Ar ne, žmonės ginkluojasi ir ritasi į apokalipsę. Ta branduolinė apokalipsė yra viena populiariausių temų tam tikrais praėjusio amžiaus dešimtmečiais. Aš čia dėl laiko stokos nusprendžiau apie tai daug nerašyti, bet kiek rašiau tik apie Peterį Watkinsą. Tai Peteris Watkinsas mokumentinę formą, būtent ne dokumentinę, mokumentinę formą, vizualizuodamas branduolinę katastrofą Anglijoje, jis norėjo ne šiaip išgąsdinti žmonės ar suteikti jiems vizualinį malonumą, bet jis panaudojo tuos vaizdus kaip tam tikrus kontrfaktus, o kontrfaktai teorijoje funkcionuoja kaip priemonė arba suvokti esamus faktus, arba kaip priemonė keisti tą faktinį pasaulį. Tai šiuo atveju kontrfaktinė apokalipsė, jos paskirtis yra ne džiuginti arba gąsdinti, o paskirtis sukelti tam tikras politinės netgi akcijas. Politinės rezistencijos ir pasipriešinimo akcijas. Supratau, tai gan aiškiai nužymėjai tolesnės reikėtų jau svarstyti kitur, bet dar tęsiant tą apokalipsės temą, apie kurią kalbėjau, man pasirodė labai tokia įdomi pokalbio išsklaidai tavo atmintis, kuri knygoje rašai pats apie apokalipsės vizijas. Tai mes jų matome tiesiog tirštumą įvairiose medijose ir tada pradeda atrodyti, kad kine yra tokio tarsi apokaliptinio būvio, kinas yra tarsi tokio apokaliptinio būvio atspindys ir simptomas. Arba tu tiesiai čia pasakai, gali būti ir kitaip. Kita vertus, apokalipsės vizijos estetizacija
galima traktuoti ir kaip vieną esminių šio pasaulio komponentų. Man atrodo, čia skirtingas toks tos apokalipsės temos atsiradimas. Aš bandau dabar klausti tavęs, kaip tavo apokalipsė į kiną atsiranda. Tai ar kinas yra pirmas tavo tarsi, tu pats nurodai, kad čia gali būti tarsi kinas atspindys apokalipsės būdą. Antras, šiaip apskritai kažkokia estetizacijos traktuoti kaip vienas iš esminių šio mūsų pasaulio komponentų. Ir trečio atveju, tu sakai, kad kraštutiniu atveju apokalipsė didžiu mastu netgi yra pačių medijų efektas. Tai yra jų sukurtas ir produkuotas tų medijų industrijų fabrikų dalykas. Tai čia man pasirodė šiame tokia pastraipa, kurių tu neišskiri, čia kaip aš pats čia išskiriu šią trejetą, bet man aiškiai matosi atsiradimas pačios apokalipsės temas toks iš trijų skirtingų momentų tarsi gali būti. Ar manai, čia šitas kokteilis bendras yra toksai, ar vis dėlto dėmuo, kur galėčiau dėti, kur nors vieną svaresnį iš šitų trijų, tas čia apsprendžia? Čia gal nėra kokteilis, bet čia būtent yra tos mano minėtosios ir mūsų jau aptartos žirklės konceptualinės, ar ne? Todėl, kad tam vakarų pasaulyje apokalipsė tikrai didžiu mastu yra būtent medijų efektas. Ir aš aptardama žanrinę apokalipsę, tai pradedu savo knygoje nuo tam tikro irgi specifinio atvejo. Tai aš paprasčiausiai, būdamas stažuotėje New York'e, ėjau gatve ir kaip tik turėjo pasirodyti mūsų jau nekartą minėtasis Emericho filmas 2012, tai buvo 2009 metais, gerokai anksčiau pasirodė. Ir mane tada pirmą kartą kažkaip nustebino, sakyčiau, bet tokia pozityviaja prasme, aš negalėjau savo taip įsivaizduoti, kaip čia taip gali būti, ar ne, tai buvo krintančių dangoraižių vaizdai ir čia New Yorko dangoraižiai, kaip tai yra apskritai įmanoma, kas čia yra per specifinė tokia sistema, kurioje galima mėgautis savo paties sunaikinimo vaizdiniu. Nes daugybė tų visų holivudinių filmų, tai jie sugriauna arba Los Andželą su Holivudo erdvėm, arba būtent New Yorką. Ir viename iš filmų, čia pačioje pabaigoje aš tai ir rašau, The Day After Tomorrow, po rytojus, aš matau vandenyno užliejamą, apokaliptiškai užliejamą savo namą, kurį aš nuomojau West Village, Manhattan. Jo, būtent, aš žiūriu į Karlą ir matau vietą, kur aš gyvenau. Taip. O dar yra vienas filmas, kurį aš tik šiek tiek miniu, dėl laiko stokos buvau parašęs daugiau, bet neįdėjau į knygą. Filmas Aš esu legenda. Tai ten pagrindinis personažas, jis gyvena priešais Washington Square, o New Yorko universitetas, kuriame aš metus stažavausi ir ten beveik kiekvieną dieną ėjau, New York University yra priešais Washington Square. Na tai reiškia, mano tokios jau vis tiek per kelis mėnesius kasdienės tokios teritorijos, ar ne, tokios apgyvendintos ir štai einu ir žiūriu, visa tai yra tokie kinematografiniai apokaliptiniai herojai. Ir ką, tai va šiuo atveju, va šituo atveju, mano minėtų atveju, apokalipsė tikrai yra kino efektas. Ar ne, ir jis labai labai tikslingai parazituoja šitomis pačiomis įprasčiausiomis kažkokiamis prasmėmis, ten praktikomis, nes kokiem niujorkiečiams ir laisvės statula yra visiškai toks kasdienis elementas. Aišku, tai yra vienas iš Amerikos simbolių, bet tai yra kasdienis objektas, kurį daugelis žmonių plaukdami į darbą pradžioje iš Manhatano į Long Islandą, ten praplaukė, o grįždami į Manhataną ten irgi praplaukė antrą kartą. Ar ne? Tai yra toks įprastas kasdienis kažkoks objektas. Ir visi šitie kasdieniai objektai yra integruoti į tuos filmus labai labai tikslingai. Kodėl? Todėl, kad tai yra labai labai paklausi prekė. Tai nėra neva fantastinis siužetas apskritai, bet tai yra fantastinis siužetas integruotas į tavo gyvenimą. Ar ne? Ir tai tampa
paklausi prekė, savo paties susinaikinimo vaizdinys. Bet tam tikromis situacijomis savo paties susinaikinimo vaizdiniai tampa pavojingi. Jie jau praranda tokios neutralios prekės statusą ir komerciniam kine, tai aš aprašinėjau tokią situaciją, kalbėdamas apie rugsėjo 11, apie teroristinius įvykius New York'e. Na, o tas vadinamasis arthouse kinas arba autorinis kinas iš viso, ar ne, tarsi stengiasi dekonstruoti apokalipsę kaip komercinę prekę ir remtis visiškai kitomis prielaidomis. Tai čia Haneke tiesiogiai tai ir yra pasakęs, kad kapitalizmo bėda yra ta, kad kapitalizmas savo susinaikinimą ir katastrofas paverčia pasilinksminimo formą ir suteikia šitiems filmams tam tikrą tokią reklaminę, komercinę, linksminančią estetiką. Tai štai va tai, ką aš pasakiau, ką tu klausai apie tuos 3 atvejus, jie visi turi savo kontekstą šitose mūsų aptartose konceptualinėse žirklėse. Dabar aš taip vėl tarsi grįžčiau į tokią meta temą, mes jau tokius konkrečius dalykus nuėjom ir sakyčiau, klausčiau tavęs, tai vis dėlto kino filosofija, kurioje vietoje atsiranda, jeigu taip sakytum, kino istorija, kino kritika, pati filosofinė kritika yra kaip žanras tokia irgi, tai kino filosofija, kaip dalykas apie kino filosofiją knygą bendrą parašė, kur jinai lokalizuojasi pačiame diskursų, terpėje, ar turi tokią savo kažkokią lokaciją, manytum, ar ne? Kino filosofija turi savo lokaciją, bet klausimas, kokioje konceptualinėje schemoje. Tai yra gali būti skirtingos konceptualinės schemos ir skirtingose konceptualinėse schemose ta lokacija bus iš tikrųjų skirtinga. Tai yra be jokios abejonės filosofų, kurie visgi, nepaisant atrodytų nieko, filosofija traktuoja kaip pagrindą, o kiną kaip pavyzdį arba tam tikrą zoną, kur galima išbandyti tam tikras filosofinės koncepcijas. Tai daug yra tokių veikalų, aš esu nemažai vartęs ar skaitęs. Ir tai aišku tada, kad filosofija tarsi fundamentas turėtų būti, ar ne, kino filosofijos. Bet yra ir mano atveju visai kitas santykis, kurį, aišku, topologizuoti būtų daug sudėtingiau. Matome, koks atrodytų slidus ir beveik nepastebimas buvo išėjimas į Platoną Godaro atveju, kada jis kalba apie Hitchcocką, o štai tam tikro personažo planai. Na, aš nenoriu skleisti to pavyzdžio, iš to pavyzdžio ten matytųsi, kodėl tai pasitiko, tai yra Hitchcocko filmas, ne tas žmogus, Long Man, bet palikime tai nuo šaly. Bet vis dėlto tas išėjimas į tą filosofinę plotmę yra atrodytų toks ganėtinai slidus. Bet kartu būdamas slidus ar beveik nepastebimas, jis yra be galo svarbus, nes, kaip sakėme, atskleidžia daugybę naujų kažkokių prasmių. Tai man yra toks priimtinas kino ir filosofijos santykis. Aš, kaip jau sakiau, atmetu bandymą redukuoti kiną į filosofiją. Nemanau, kad filosofija gali būti pagrindu, pamatu kino, tačiau man pačiam tie išėjimai iš kino į filosofiją yra be galo svarbus ir praturtina. Tai reiškia, ar kino filosofija yra, sakykim, toks, kaip sakai, priedas prie, pavyzdžiui, klasikinį, pavyzdžiui, gradavimo. Štai yra ten kontinentinės filosofijos, reiškia, kažkokia pošakė. Ar kaip tik unikalus dalykas, stovintis šalia, pavyzdžiui, hermeneutikos.
ne, reiškia, kaip tokias ir praktikas, netgi po tokio būdo atitinkamų filosofavimo, kuris, pavyzdžiui, hermeneutika gali visiškai ten kažkaip tai būti kontra fenomenologijai. Jie iš jos irgi suartėja per laiką, bet, manyčiau, supratimas ir fenomeno aprašymas yra skirtinga visiškai strategija, kuri gal turi kažkokių sąlyčio taškų, bet yra skirtinga. Tai dabar kino filosofiją mes galėtumėm lokalizuoti kaip atsiradusi tokį unikalų dalyką, bet kaip, sakykime, šalia kažkokį, ar kaip kažkieno tai įtakoje atsiranda. Vėlgi klausimas yra, kaip ta kino filosofija yra praktikuojama, nes įvadę į kolektyvinę monografiją Kinas ir filosofija aš rašau, kad yra ne viena kino filosofija, o daugybė kino filosofija. Ir čia yra esminis toks dalykas, neatsitiktinis. Ir ką konkrečiai aš turiu omeny, štai kažkokiame viename bendrame, tarsi Wikipedijos lygio tekste aš matau tarsi tokį apibrėžimą, kad va štai kino filosofija yra estetikos dalis ir čia aš iš karto sakau stop, tai tikrai nėra estetikos dalis, ar ne? Nes jeigu sakytume, kad tai yra estetikos dalis, tai tada sakytume būtent, kad ji turi tam tikrą tą klasikinę raidą, įsirašo į tą bendrą klasikinių disciplinų subordinaciją, bet jau tai, ką mes šiandien kalbėjom, matėm, kad, bent jau aš traktuoju tai visiškai kitaip šitą dalyką. Tai reiškia, kino filosofija nėra estetikos dalis ir kodėl man nesinori patalpinti tam tikroje lentynoje, todėl, kad kino filosofija, suprantu, yra kaip tam tikrą filosofijos animavimo būdą pats savo. Ar ne? Tai kaip aš sakiau, kad tam tikras kinas padeda geriau suprasti filosofiją, arba tam tikras kinas padeda kelti filosofijos klausimus, arba netgi padeda rasti tam tikrus tarpinius atsakymus į tos klausimus. Ne galutinius, aišku, bet tam tikrus, ar ne, tarpinius. Tai yra, kinas yra tam tikras stimuliavimo būdas mano kaip filosofo. Man tai nėra pasilinksminimo tam tikrą formą. Aš, aišku, žiūriu daugybę filmų, visokių, ar ne, bet iš esmės kinas yra kaip filosofinio darbo stimulas. Ir todėl aš nenorėčiau jo klasifikuoti kaip estetikos ar kaip kažkokios atmainos, ar meno filosofijos kažkokios potėmės. Klausdamas apie kiną, aš vėl naudosiu jau kartą naudotą savo tą literatūrinę tokią, paralelę, gal nežinau, kiek jinai čia produktyvi, bet kaip paralelę galbūt tiesiog galima ją panaudoti. Ir yra toks požiūris, kad literatūra, kai savo 18 amžiuje, pavyzdžiui, turėjo labai svarbią įtaką. Tarsi, kaip galėčiau sakyti, tokių ideologinių įrankių tapo, religiniai naratyvai jie sumenko jau. Tada autoriai pakankamai įtaigus pasakojo naratyvus, kurie mums daug ką reiškia, netgi tokį religingumą savotiškai performuluotą atliejo. Bet per laiką literatūros netgi irgi ta įtaka irgi numenko, o kaip dabar mes matom, nežinau, dabartiniam momente atrodytų, kad jos iš viso menka, nes tas skaitymo amžius tarsi skatinamas vis dar ir mokykloje ir visur kitur, bet bent jau mano supratimu tokių jaunimų, jeigu pažiūrėsim, tokių jau kaip atgyvena kartais gali atrodyti, nes jiems iš tikrųjų tas vaizdas ir rūpi. Tokia gan paprasta schemutė mano čia sukurta ir dabar jeigu kalbėčiau, jeigu jinai kažkiek priimtina, gal kaip tokia paralelė, tai apie literatūrą galvojant, o kaip yra su kinu, kaip manai? Ar galime mes lokalizuoti, kad kinas irgi gyvena, kaip literatūra, atitinkama meno, reiškias, šaka, tokius laikmečius, kažkaip pakilimą, svarbą, nusmukimą. Ar kinas dabar kokioje vietoje? Pakilime? Pirmoji, antroji ar jau trečioji? Iš čia mano pasakytų literatūros atveju. Aš įprastai bent jau savo visuomet vengiu tokių tarsi istorinių, nors ir konceptualizuotų apibendrinimų, nors va štai netrukus bus kolegų
organizuojama konferencija Krizė kine ir medijoje, kurioje ir pats dalyvausiu, bet ten skaitysiu pranešimą apie tai, kaip krizė ji pati yra konceptualizuojama paties kino. Tai žinome, yra tam tikri kažkokie etapai, kai kinas nuolat atsigręžia į save, klausinėja, kokia yra jo paties kino vieta pasaulyje, kiek jo išraiškos priemonės yra legitimios ir validžios, o kodėl taip daro, todėl kad keičiasi išorinė tarsi situacija. Pirma atėjo video menas, paskui internetas, multiplikavosi įvairios vizualinės išraiškos formos, tam, kad sukurtum kiną nebereikėjo, tarsi kino kameros užteko iš pat pradžių ten paprastos video kameros, o dabar ir paprasto mobilaus telefono ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, kad kinas pats nuolat reflektuoja savo paties situaciją. Ir man paties kino refleksija yra įdomi, aišku, čia yra baisiai plati tema, bet aš prisimenu, kad ir filmus skirtus kino šimtmečiui pažymėti, kuomet iš tikrųjų daugybė filmų bandė apsvarstyti, kągi, ar ne, mūsų gimtadienį 100 metų, kokia dabar mūsų vieta pasaulyje. Tarkim, yra puikus Wimo Wenderso filmas Lisabonos istorija, kur iš tikrųjų yra filmas apie, ne vien tik techninę prasme apie kiną, bet apie vizualumą apskritai, apie vizualumo vietą šių dienų pasaulyje. Taip, kad mes diagnostiniam lygmenį iš tikrųjų, kaip tu ir sakėjai, matom tą besikeičiančią vietą kino, kaip anksčiau literatūros, taip dabar kino. Kaip aš minėjau, multiplikuojasi įvairios išraiškos formos, daugėja įvairiausių techninių priemonių, kai kas sako, kad dėl tų daugėjančių priemonių tai kaip tik sumenksta tam tikra kino estetika ir panašus dalykai. Bet aš kažkaip visuomet esu linkęs nežiūrėti iš Olimpo perspektyvos ir nedaryti toliai einančių... Pavojingas rolė. Taip, toliai einančių kažkokių išvadų. Man atrodo, kad kiekvienoje beveik kiekvienoje situacijoje yra ten tikrai tiek pozityvus, tiek negatyvus kažkokie faktoriai ir galimybės. Čia kaip Hölderlinas sakė, kas ten, kur slypi pavojus, tas ir išgelbsti, ir galima apversti ir sakyti, tas, kas gelbsti, ten slypi ir pavojus, ar ne? Tai yra fenomenai, jie yra reversiški. Farmakon, kaip sako Derrida, ar ne, yra tiek nuodas, tiek vaistas. Tai šiuo atveju tas pats. Įvairiausių filmavimo, tarkim, priemonių multiplikacija, kai kas sako, kaip tik sugriovė taip vadinamąjį analoginį kiną, bet iš tikrųjų atvėrė galimybės savo idėjom realizuoti daug lengviau negu anksčiau. Kinas yra milžiniška industrija, daugybė žmonių negali nieko padaryti, nes neturi tam finansinių sąlygų. Čia skirtumas, tarkim, nuo filosofijos, kur nereikia jokių techninių priemonių, ar ne, tam, kad mąstytum. Kine yra šiek kita situacija, bet dabar aš net svarstyčiau, kad daugybė dalykų šiuolaikinėme pasaulyje net su tuo pačiu mobiliu telefonu neturi būti filmuojama. Gali būti net tam tikra kinematografinė literatūra, tai yra žmonės tapo jautlesni tokiam vaizdiniam matymui, kad jie labiau galėtų ir suprasti tam tikrą tokią fragmentuotą vaizdinę literatūrą. Anksčiau mes žinome, kad tam tikrų garsiųjų meistrų kaip Felinio kolegos Tonino Gueros scenarijai būdavo spausdinami kaip literatūriniai kūriniai. Dabar tuos pačius scenarijus gali spausdinti nesuteikdamas išbaigtos literatūrinės formos ir žmonės nesuvoks to kaip pernelyg fragmentuoto dalyko, nes jie patys yra pripratę matyti fragmentuotai. Taip kad tam, kad būtų kinas, nebūtina turėti omeny gigantiškų kino projektų.
Tai, ką mes vadinome kinu ar vadiname kinu, gali egzistuoti ir mažuosiuose vizualiniuose kūriniuose arba netgi, kaip aš jau minėjau, netgi ir spausdintame tekste. Bet tai, ką tu sakai jau, pavyzdžiui, man atrodo, kad toks kinas mažas, telefoninis panašiai, jis kažkaip tai nutolsta nuo šito motyvo, nuo montažo. Ir galbūt jam jau yra kažkoks kitas, sakykime, elementas, daug svarbesnis negu montavimas arba montažas. Tai reiškia, kažkoks kitas kino, reiškia, svarmuo, jeigu montažas gal lieka, aš nežinau, kaip tu čia matytum šitoj vietoj tokį, ar yra pasistumimas ar ne. Ir su montažo svarba galbūt, nežinau, čia ir platesnio kontekste, jeigu eitum, reiškia, paties kino, reiškia, ar kad tai menas, kaip man atskirti tada, kad mobilaus telefono filmukas nufilmuotas yra kinas, arba filmas, sakykime, arba meninis kūrinys, o ne, pavyzdžiui, kažkoks šiaip vaizdelis, arba žinių pranešimas, kuriame galbūt asmeniškumas nėra. Tai visai vaizdas, bet jau visai kitokio konstravimo, kitokių pagrindų galbūt konstruojamas vaizdinis toksai pranešimas arba dalykas. Kur čia atsiranda, ar neatsiranda kitas pagrindas, arba ar riba nesistumia paties kino ar filmo, reiškia, identifikavimo. Kaip man išlikti toliau identifikuojant, kad čia kinas, o ne kažkas kito? Čia be jokios abejonės labai plati tema, nes, kaip yra nekartą minėta, montažas yra viena fundamentalių, tokio svarbiausių modernistinių kategorijų. Tai yra fragmentiškumas, kaleidoskopiškumas ir savaime suprantama tada būdas su tą fragmentiškumą įvaldyti, tai yra montažas. Tai modernizmas, jis apskritai yra montažo epogėjaus amžiaus, galima taip sakyti. Prisiminkime, kad vienas garsiausių modernistų architektų, Le Corbusier, tai jis matė savo architektūros giminingumą Eizenšteino filmui, Eizenšteino montažui. Sako, jisgi montuoja taip pat maždaug kaip aš statau, ar ne, kaip aš projektuoju. Tai šita tema mums yra gerai žinoma, bet taip pat yra žinomas tam tikras aspektas, kurį Žilis Deliozas yra paminėjęs, tai yra jis pasinaudoja Lapužado savo prancūzų, tarsi kolegos žodžiais ir įveda tokį terminą kaip montražas. Tai yra nuo prancūzų montrer, parodyti, ar ne? Montaže mes turime daugiau akcentuotą jungimo, komponavimo elementą, ar ne? O montaže turime akcentuotą būtent parodymo tam tikrą elementą. Taigi, toje visoje medžiagos gausybėje, apie kurią mes kalbėjom, tai yra ar kino kamera, ar mobiliuoju telefonu, vis tiek svarbiausias elementas lieka parodymas, tas vadinamasis montažas, ar ne? Ir šito elemento niekas nesiruošia eliminuoti. Aš suprantu, kad šiek tiek akcentai kažkokie persiskirsto, ar ne? Bet jie jokių būdų nepanaikina tam tikro kažkokio profesionalumo reikalavimo. Tai tarkim, video mene mes puikiai galim rekonstruoti, kaip tas montažinis aspektas išeina į pirmą planą, tarkim, ar koks nors Andy Warholas, ar Namjoon Paikas, ar vienas ar kitas autorius, kurie, pavyzdžiui, ten, kaip Andy Warholas filmavo ten Empire State Building kelias valandas, ar ne, tengi jokio montažo tarsi nėra. Nėra montažo, bet yra tam tikras parodymas. Bet parodymas ko savaime suprantama, ne vien tik Empire State Building. Tai yra parodymas tam tikros laiko tėkmės, vienas dalykas. Antras dalykas, parodymas tam tikrų žiūrovo kažkokių nuostatų ir jutimų projekcijų į ekraną tuo metu, kai žiūrovas žiūri, ar ne? Tai yra jam nuobodu, jis laukia, kada kas nors pradės vykti, o va čia ir iš tikrųjų yra kinas, kuris montažo pagalba yra eksponuojamas. Čia montažo gi nėra, ar ne? Bet yra tam tikri fenomenai, kurie yra parodomi tiesiog.
Tai štai aš sakyčiau, kad čia iš tikrųjų yra tam tikras akcentų perkelimas. Ir pats Deliozas tai akcentavo, aišku, jis dar nematė to viso technologinio sprogimo, ar ne, bet jis jau stebėjo šitą akcentą nuo montažo kaip tam tikros modernistinės kategorijos montažo, kaip tarsi kino karaliaus, prie montažo, kuris tarsi tampa elementų, aišku, be galo svarbių, bet elementų tarp kitų elementų vizualinių sąryšių sistemoje. Klausimas visai pabaigai būtų, mes tam kalbėjom apie kasdienybės temą, filmus plačiai aptarėm, apie toposo, miesto, vietos temą irgi kalbėjom. Tai dabar gal paprastai sakysiu, kas toliau? Kinas jau įgyjo ne vieną literatūrinę arba tekstinę pavydalą. Ar manai, kad temos kažkokios kitos ateis, ar tos pačios kažkaip plėtosi? Miesto tema, kasdienybės tema gal? Na, iš tikrųjų visos minėtos temos tam tikrų būdų yra, aš jų neatsisakiau, visiškai priešingai ir toliau vystau. Tai jeigu nebūtų nieko padaryta, tai matyt atsisakyčiau atsakinėti į šitą klausimą, bet kadangi toliau yra darbai tam tikrai daromi, tai tikrai nėra ko slėpti. Yra vienas sumanymas, kurį aš jau realizuoju, tai atskira knyga apie kasdienybę, be kino komponento visiškai. Ir matosi, kad kasdienybė yra tam tikras dalykas, kuris dar turi būti išrašytas ir apmąstytas dar kažkaip nuosekliau. Ir aš, aišku, sugrįšiu šiek tiek prie kasdienybės koncepto filosofinės istorijos, bet tik labai trumpam, kad sugrįžti prie 20 amžiaus 7-8 dešimtmečio, prie Guy Debord, prie psichogeografijos, prie mūsų netgi šiandien minėtų ir aptartų pastangų perkeisti kasdienybę, bet paskui žengsiu dar vieną žingsnį, žiūrėsiu, kaip tai gali funkcionuoti ir kaip tai funkcionuoja dabar. Nes tas gideboriškas psichogeografijos tarsi patosas tarsi yra nuėjęs į antrą planą, bet ar tai reiškia, kad konceptualiai tai yra neįmanoma, ar tas patosas integravosi į kažkokias kitas pastangas. Tai štai yra klausimas, kuris mane iš tikrųjų labai domina ir būtent apie tai aš rašau, bet šalia paraleliai rašau ir apie kiną, jau šiek tiek kitų kampų, aišku, ne apokalipsės kampų. Taigi aplinkybės, matyt, nulems, kuri iš temų bus vystoma intensyviau. Kaip pradžioje, kad aplinkybės svarbu vaidmenį vaidina. Taip. Tai nuo tam tikrų aplinkybių priklauso, kuri temų bus vystoma greičiau, bet taip, aš dabar labiau investuoju į tam tikrus teorinius veikalus. Yra geras laikas iš tikrųjų rašyti ir mąstyti. Ir dar visai neleisiu to pabaigti taip, tokiu akcentu į priekį nurodančiu. Klausiu grinai atvirą klausimą, nes man taip nuskambėjo labai įdomiai. Ar bandysi apmąstyti, ar Deboro kasdienybės konceptas transformavo mūsų kasdienybę? Čia kaip apie kiną ir filosofiją kalbėjom, tai aš dabar tą patį tokį reversinį grįžimą, kaip kalbėjom apie kasdienybę, sakai, kad pasikeičia. Ar bandysi tą apmąstyti kažką? Ne, aš nenorėčiau prisisekti vien tik prie Deboro, nors jį ir paminėjau, bet paminėjau kaip pavyzdį. Nenorėčiau dėl jau mano įvardintos priežasties, kad aš, kaip jau sakiau, netapatinu save su kažkokia mokykla ar stovykla. Bet Guy Debord aš paminėjau vienu tokiu aspektu. Žinome, kad Guy Debordas ne tik pateikia vartojimo visuomenės kritiką, kai kur jau jį yra modifikuotina, nes situacija pasikeitė taip gerokai, bet jis taip pat vienas buvo intensyviausių vadinamosios psichogeografijos eksploatuotojų, kur, kaip žinia, psichogeografai kūrė vadinamosius
kasdienybės perkeitimo algoritmus arba logaritmus. Tai yra tam tikras kažkokias praktikas, kurių pagalba būdavo transformuojama tam tikra kasdienybė. Ir tam tikrų metų tai buvo ypatingai agresyvu gerąją prasme, nauja ir produktyvu, ar ne? Bet mano klausimas greičiau yra toks, kiek tokia psichogeografija, kiek ji funkcionaliai yra šiais laikais dabar, nes Gideborą mes jau istorizuojam, ar ne? Mes sakome, jo vartojimo visuomenės kritika, spektaklio visuomenė, ten buvo tarsi viskas tvarkoj, bet jau šiek tiek paseno, nes kontekstas šiek tiek pasikeitė. Tai štai man pačiam yra svarbu tas kasdienybės perkeitimo tokias strategijas irgi taip sušiuolaikinti ir pasižiūrėti, kaip tai funkcionuoja, sakau, jei funkcionuoja, o gal tai yra integruota į kažkokias kitas lytis. Aš iš tikrųjų dabar bent jau taip ir manau, kad niekur nedingo tas psichogeografinis ar apskritai kalbant kasdienybės perkeitimo momentas, bet jis yra integruotas į daugybę skirtingų teorijų, kur dažnai net nesimato tos pradinių ištakų. Aišku, gerai. Dėkui, Nerijau, tada už pokalbį. Ačiū. Ačiū.